Europa ką tik sudavė stiprų smūgį Vladimirui Putinui. Budapešte Viktoro Orbano pralaimėjimas atvėrė kelią pokyčiams, kurie tiesiogiai paliečia karą Ukrainoje. Atrakina milijardinės lėšas, paspartina sankcijas Maskvai ir susilpnina vieną iš naudingiausių politinių tiltų, kuriuos Kremlius dar turėjo Europos Sąjungoje. Šį šeštadienį 2026 m. balandžio 25 d. Vengrija nustojo būti didžiąją Europos kliūtimi naudota prieš Kijevą ir tapo ta vieta, kur Rusijos strategija patyrė rimtą lūžį. Europos Sąjunga oficialiai patvirtino 90 milijardų eurų paskolą Ukrainai ir taip pat 20-ąjį sankcijų paketą prieš Rusiją. Ir susitarimas buvo pasiektas būtent po to, kai naujoji Vengrijos vadovybė atšaukė veto, kuris stabdė šią priemonę. Tuoj viską papasakosiu, bet dabar norėsite užsiprenumeruoti kanalą, kad ir toliau būtumėte gerai informuoti. Informacija realių laikų, aukščiausia kokybė. Tokios žurnalistikos dar nematėte. Pagal patikimumo standartą Milson Alves News. Pokytis prasidėjo rinkimų urnose. Peteris Madžija, partijos TISA lyderis, nugalėjo Viktorą Orbaną 2026 m. balandžio 12 d. parlamento rinkimuose. Orbanas, kuris valdė 16 metų, pralaimėjo po rinkimų, kuriuose pasižymėjo didelis rinkėjų aktyvumas ir augantis nepritarimas jo valdžios modeliui. Reuters pranešė, kad TISA laimėjo kaip jėga palaikanti Europos Sąjungą, o Orbanas pasitraukė iš valdžios po metų nesutarimų su Briuseliu, kaltinimų demokratijos silpninimu ir artimų ryšių su Rusija bei Kinija. Poveikis neapsiribojo Vengrijos sienomis. Orbano pralaimėjimas tiesiogiai smogė Putinui, nes Vengrijos premjeras buvo laikomas pagrindinė vidinė kliūtimi sprendimams palankiems Ukrainai. Metų metus Budapeštas stabdė pagalbos paketą, vilkino sankcijas ir naudojosi veto teisę, kad išsiderėtų nuolaidų. Dabar, kai politinį vairą perėmė Madaras, ši sistema praranda galią, o kai Vengrijos blokada silpnėja, Europos Sąjunga įgauna pagreitį. Pirmasis ženklas pasirodė greitai. 2026 m. balandžio 23 d. Europos Sąjunga oficialiai patvirtino 90 milijardų eurų paskolą Ukrainai ir taip pat 20-ąjį sankcijų paketą prieš Rusiją. Reuters pranešė, kad šie pinigai turėtų padengti apie 2/3, tai reiškia, kad Europos Sąjunga turi prieš Rusiją paketas Rusija. Europos sankcijų paketas, kurio dalis skirta kariniai sričiai, o kita dalis būtiniausiams paslaugoms. Susitarimas buvo pasiektas po to, kai Vengrija atsiėmė veto. Budapeštas, Europos Sąjunga moka sankcijas prieš Rusiją. Tai lemiama. Putino karas nesibaigs per vieną dieną. Tačiau struktūra, kuri leido Maskvai politiškai kvėpuoti Europoje, sukėlė šoką. Be Orbano kaip patikimos kliūties, Europos Sąjunga gali lengviau atlaisvinti išteklius, patvirtinti sankcijas ir svarstyti Ukrainos integraciją su mažesniu vidiniu sabotažu. Europos Sąjungos taryba pareiškė, kad 90 milijardų eurų paskola gali būti pradėta išmokėti jau 2026 m. antrąjį ketvirtį. Kijevui šie pinigai atkeliauja kritiniu momentu. Ukrainai reikia išlaikyti valstybės veiklą, mokėti už pagrindinės paslaugas, remti savo gynybą ir plėsti karinę gamybą. Europos paketas nėra tik įprasta finansinė pagalba. Jis rodo, kad Briuselis prisiima didesnę atsakomybę už karą. Būtent tada, kai Maskva bandė pasikliauti vakarų nuovargiu, Putino skaičiavimas buvo paprastas. Laukti, kol Europa susiskaldys, pavargs ir atsitrauks. Orbano nuopolis parodė priešingai. Vengrija buvo maža karinė galia, bet labai svarbi politiškai Maskvai. Orbanas nebuvo grėsmė. Jo svarba buvo kitur – Europos Sąjungos derybų staluose. Jis galėjo vilkinti sprendimus, reikalauti pakeitimų, grasinti vetų ir paversti kiekvieną pagalbos Ukrainai paketą lėta kova. Putinui tai buvo aukso vertės. Kiekvienas delsimas reiškia laiką, kiekvienas vetas nuovargį, kiekvienas vidinis ginčas Briuselyje tapdavo Rusijos propaganda. Dabar šis įrankis buvo susilpnintas. Magyaras nepasirodo kaip lyderis pasirengęs paversti Vengriją tiesioginės paramos Ukrainai karinę bazę. Tačiau jis atstovauja kažkam, kas jau keičia žaidimo taisyklės. Vengrija, kuri mažiau paklūsta Kremliui ir labiau domisi ryšių su Europos Sąjunga atkūrimu. Associated Press pranešė, kad Magyaras pažadėjo atkurti demokratinės institucijas, kovoti su korupcija ir panaikinti Orbano politiką po to, kai įgijo didelę parlamento daugumą. Ir tada smūgis tampa dar stipresnis.
Orbanas sukūrė savo valdžią išnaudodamas baimę, politinę kontrolę ir konfrontaciją su Briuseliu. Tokia pozicija patiko Kremliui, nes jis silpnino Europos vienybę. Kai bloko viduje esanti vyriausybė kartodavo argumentus artimus Rusijos interesams, Maskva gaudavo progą pasirodyti. Ji galėjo sakyti, kad Europa yra susiskaldžiusi, Ukraina izoliuota, o sankcijos neturi ateities. Po Vengrijos pralaimėjimo ši vitrina suskilo. Kremlius bandė sumenkinti šį pralaimėjimą, tačiau Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Maskva nesveikins Magyarą, nes Vengrija laikoma priešiška valstybė dėl paramos sankcijoms prieš Rusiją. Šį pareiškimą paskelbė tokios žiniasklaidos priemonės kaip Anadolu ir Meduza ir jis parodė staigų tono pasikeitimą, lyginant su ankstesniais santykiais su Orbanu. Ši Peskovo frazė turi simbolinę reikšmę. Kol Orbanas buvo valdžioje, Maskva turėjo prognozuojamą politinį kanalą Europos Sąjungoje. Po rinkimų Vengrija buvo pradėta traktuoti kaip tos pačios grupės šalis, kurios spaudžia Rusiją. Kremlius gali bandyti išlaikyti pragmatišką dialogą su Magyaru, bet jau nebekontroliuoja tempo. Figūra, kuri padėdavo stabdyti Europą, pasitraukė iš lentos centro. Šis pokytis taip pat paveikė energetiką. Metus Orbanas gynė Vengrijos priklausomybę nuo rusiškos naftos ir dujų, naudodamas šią temą kaip pateisinimą pasipriešinimui Briuselyje. Neseniai kilęs ginčas dėl Družba naftotiekio buvo panaudotas kaip argumentas blokuoti paskolą Ukrainai. Kai naftos tiekimas buvo atnaujintas ir Budapeštas atsiėmė prieštaravimą, Europos paketas pajudėjo į priekį. Associated Press pabrėžė, kad tiekimo atnaujinimas į Vengriją ir Slovakiją padėjo išspręsti aklavietę. Tačiau svarbiausias klausimas yra ne tik naftotiekis. Putinas visada naudoja energiją kaip politinį svertą. Jei kuri nors Europos valstybė pernelyg priklausė nuo rusiškų dujų ar naftos, Maskva įgydavo spaudimo galią. Orbanas priėmė šį žaidimą ir dar pavertė tai retoriką prieš Briuselį. Su Magyaru ši priklausomybė gali neišnykti akimirksniu, tačiau politinė nuostata keičiasi. Vengrija linkusi derėti su Rusija, tačiau nebebus Putino skydų Europos Sąjungoje. Orbano pralaimėjimas taip pat smogė Rusijos naratyvui. Putinas bandė parduoti idėją, kad vakarai susiskaldę, Europa pavargusi, o Maskvai artimi lyderiai stiprės bloke. Vengrijos rinkimai parodė griežtą atsaką. Net ir po daugelio metų politinės kontrolės, spaudimo žiniasklaidai ir baimės retorikos, rinkėjai nuvertė vyriausybę, kuri buvo laikoma pernelyg artima Kremliui. Tai turi psichologinį poveikį kitoms šalims, kurie spaudžia Rusijos įtakos kampanijos. Todėl Putinas pralaimi 3 lygmenimis. Jis praranda politinį sąjungininką Europos Sąjungoje, praranda kliūtį pinigams ir sankcijoms bei praranda dalį pasakojimo, kad Europa pasmerkta susiskaldimui. Kremliui, kuris remiasi laikų, baime ir išsekimu, tai yra tikras smūgis. Rusija vis dar turi ginklų, karių, naftos, propagandos ir sąjungininkų, bet prarado figūrą, kuri veikia iš Europos sistemos vidaus. Tuo tarpu Europos Sąjunga Orbano nuosmukį paverčia praktiniais veiksmais. 90 milijardų eurų paskola buvo patvirtinta. 20 sankcijų paketas pasistumėjo į priekį. Priemonės paveiks finansų sektorius, energetiką, laivus susijusius su neteisėtų naftos transportavimu ir tinklus naudojamus apeiti apribojimus. ES taryba pareiškė, kad tikslas yra daryti spaudimą Rusijos karo ekonomikai ir suteikti Ukrainą sąlygas. Pagrindinis faktas yra tas, kad Putino karas įžengė į sudėtingesnę fazę Europos politinėje arenoje, nes prarado vieną iš svarbiausių savo aplinkelių Europos Sąjungoje. Orbano kritimas atblokavo lėšas, atvėrė kelią sankcijoms ir parodė, kad rusišką įtaką galima nugalėti rinkimuose. Blokada, kuri saugojo Maskvą Europoje, patyrė rimtą smūgį. Kijevui tai palengvėjimas, Briuseliui žingsnis į priekį, o Kremliui niūrus perspėjimas. Paspauskite patinka šiam vaizdo įrašui, užsiprenumeruokite kanalą ir pabaigoje peržiūrėkite komentarus, kad dar labiau įsitrauktumėte į Milson Alves News bendruomenę.